Sveikinamės pirmoje Vilniaus rajono savivaldybės tinklalaidės laidoje Arti TV. Su manimi šiandien yra Vilniaus rajono meras Robert Duchnevič. Sveiki. Sveiki. Ir šiandien pasikalbėsime apie užsibrėžtus tikslus 2026 metams. Tai tik prasidėjus naujiems metams iškart gavome tokį gamtos patikrinimą. Snygis, pūgos turbūt privertė visus mūsų susitelkti. Labai įdomu, kaip atrodė jūsų rytai paskutiniam dienom. Ar tai buvo rytas su telefonu, kompiuteriu derinant įvairių institucijų ir tarnybų darbą, ar pirmiausia visgi reikėjo nusikasti sniegą savo kieme? Tai savo kieme reikėjo 2 kartus per parą, ir vakare, ir ryte, ir dar taip gavosi, kad namas mano sklypo apačioje stovi ir turime tokį gan ilgą įvažiavimą, tai ten visur trinkelės ir reikėjo tikrai nemažai padirbėti. Tai jau kartais norėjusi ir keiktis ir panašiai, bet šiaip smagiai mankšta, galiu pasakyti. Ir į viską reikia žiūrėti pozityviai, nes sniego tiek daug nebuvo jau labai seniai, visi esam jo įsiilgę ir tikrai daug pramogų yra. Man asmeniškai rogėmis patampyti irgi dukrą, tai labai smagu buvo. Tai tikrai geriau nei būtų kažkoks drėgnas oras, bambalos ir panašiai žiemą. Tai į viską reikia žiūrėti pozityviai, o sekėsi palyginus neblogai, lyginom irgi su kitom savivaldybėm, tai nepaisant to, kad buvo gausus snygis, bet tikrai džiaugiuosi, kad kolegos ir seniūnijos, ir administracija atsakingi žmonės viską buvo sustigavę ir tos uždavinius, kuriuos suformavome, pavyko įgyvendinti. Probleminių taškų galbūt tiek daug nebuvo, kiek galėjome tikėtis, nes vėlgi mes turime rangovus, kurie mums valo, ir tai visai gali būti su ta ranga. Tai ir patys žmonės ateina į priėmimą dabar, kai kurie užsirašė, sako, turbūt net pirmi tokie metai, kaip taip greit buvo reaguojama. Tai džiaugiuosi, kad tas komandinis darbas jis duoda rezultatus ir kad visi supranta, kas kur ką turi padaryti. Sniegas ištirps, o keliai liks ir per paskutinius metus Vilniaus rajone labai didžiulį šuolį padarė kelių infrastruktūros priežiūra. Šiais metais kokie keliai yra prioritetiniai? Turbūt visi mūsų keliai yra mums labai svarbus, nes nepaisant to, ar tai yra mažas kaimas, ar tankiau apgyvendinta teritorija, dabar turėsim daugiau miestelių vėlgi, ten gyvena mūsų gyventojai ir tą priežiūrą tai tikrai turime atlikti, bet aišku, svarbiausia turbūt yra tie, kur yra daug didelis rautai, kur jungiantis keliai, įrašyti strateginius irgi planus ir panašiai, tai tiems objektams skiriame ypatingą dėmesį, nes tai yra ir kamščių likvidavimui ir kitų visų dalykų reikalinga, tai turime tikrai tokias tankias apgyvendintas teritorijas kaip Avižienių seniūnija ar Riešės seniūnija, toj pačioj Nemėžio seniūnija, tai stengiamės ten dabar jungiamuosius tokius strateginius objektus irgi turėti ir jiems skirti dėmesio. Aišku, čia reikia nemažai milijonų eurų, kad visą tai asfaltuoti. Bet vienas dalykas, tai mes turime strateginį planą, kurį tvirtina taryba ir bendrą sutarimą dėl tų klausimų. Kitas dalykas, turime planą, kur irgi su rekomendacija seniūnaičių sueigų, matant prioritetus, kas yra svarbu gyventojams, mes turime tą sąrašą, kur einamieji darbai irgi atliekami. Tai dėmesį skirsim tikrai tiems svarbiausiams, kur ir viešasis transportas važiuoja ir didelis srautai automobilių, bet stengiamės, kad kiekvienam kaime būtų irgi atitinkamai bent po kažkiek darbų planuojama, nes tas biudžeto keliams tikrai nepakanka ir tas finansavimas galėtų būti didesnis. Tai yra brangus darbai, bet stengiamės ir efektyviai naudoti infrastruktūros lėšas ten, kur galima naudoti. Šie metai prasidėjo ne tik su iššūkiais, bet taip pat ir su džiugia žinia, kad Vilniaus rajonas auga, sparčiai auga ir jau perkopė 120 000 gyventojų ribą. Merė, jūs nuolat pabrėžėte, kad kiekvienas deklaruotas gyventojas tiesiogiai prisideda prie savivaldybės biudžeto. Paaiškinkite, prašau. Labai paprasta, pagrinde mūsų visos pajamos, už kurias mes po to dėliojamės darbus ir panašiai, tai yra didžiąją dalį sudaro gyventojų pajamų mokestis, tai gyventojų pajamų mokestis mums atkeliauja tik tada, kada gyventojas yra deklaruotas mūsų savivaldybėje. Tai kuo daugiau mes deklaruotų gyventojų turėsim, to daugiau pinigėlių gausim mūsų biudžetą ir galėsim planuoti atitinkamai infrastruktūros pagerinimą, tų pačių kelių, švietimo įstaigų plėtrą ir panašiai. Dar truputėlį statistikos, kurios rodo, kad esame labai jauna savivaldybė ir dauguma gyventojų sudaro nuo 30 iki 9 metų. Tai reiškia, kad čia kuriasi jaunos šeimos. Tai kaip planuojate spėti paskui jaunų šeimų poreikius?
reikėtų pabrėžti, ko galime ir pasidžiaugti, bet kartu mes turime valstybiškai irgi galvoti, dėka to, kad jaunos šeimos atvažiuoja dažniausiai link sostinės, kurio darbo vietos arba po studijų lieka ir čia kūrėsi, tai renkasi gyventi Vilniaus rajone. Ir ta, tarkim, demografinė situacija nėra tokia, kokios mes gal norėtume, nes tas gimstamumas nėra į pliusą, o jis dar yra gan neigiamas palyginus, kiek mirčių turime ir gimusių vaikų. Tai Vilniaus rajonas irgi čia nieko nėra ypatingas ir patenka į bendrą statistiką. Na, tik dėka to, kad iš visos Lietuvos atvažiuoja žmonės, mes tą statistiką turbūt gerinam ir pritraukdami naujus gyventojus turime tą 120 dabar tūkstančių ir jis pastoviai tas skaičius yra augantis, bet na, kažkur kitur savivaldybės tuštėja. Tai yra toks ir diskusijai skaudus klausimas. Mūsų tikslas, kad tikrai mes netaptume megamaisiais rajonais, nes na, aš visada akcentuoju ir teritorijų planavimo dokumentus. Dabartinis bendrasis planas, jis tikrai nėra pavyzdinis ir mano nuomonė, kad mes turime turėti visur centrus, kur būtų irgi ir viešos paslaugos, švietimo, sveikatos priežiūros ir visos kitos, kažkokios komercinius objektus, kur būtų kur nueiti papietauti, pavakarieniauti ir panašiai, smagiai praleisti laiką, nu ir tada jau yra gyvenamosios teritorijos, toliau žalios buferinės zonos ir tada kokia pramonė gali būti ir panašiai. Tai mes būtent dabar tokias vizijas ir kūrėme, kai ateina investuotojai ir vystytojai su kažkokiais planais dėl ten, tarkim, kvartalų statybų, tai iš karto sakome, kad mes norime matyti irgi ir tokią šalia infrastruktūrą arba paliktus sklypus, kad ją bent jau ateityje galima būtų įkurti. Tai darželiai, mokyklos yra vienas dalykas, bet žmonėms reikia daug viešųjų paslaugų ir daug galbūt tokių vietų, kurie galėtų laiką leisti, kad tas gyvenimas tiesiog vyktų. Mere, Vilniaus rajonas keičiasi, atsiranda vis daugiau vietų poilsiui, laisvalaikiui. Ar turite viziją, kad per šiuos metus kiekviena seniūnija turėtų savo bent nedidelę, bet vietą, kur galima susitikti, pasikalbėti, susipažinti su kaimynu, pavyzdžiui? Na, stengiamės, aišku, tų vietovių, kadangi Vilniaus rajonas yra žiedinė savivaldybė, didelė savivaldybė yra daug, mes turime tik 203 seniūnijas vien, o jau juose yra ir po kelias stambes gyvenvietės, kur turbūt, mano nuomonė, turėtų atsirasti tokios poilsio susitikimo vietos. Tai vienas dalykas, mes centralizuotai stengiamės atnaujinti arba įrengti naujas vaikų žaidimo aikšteles, visiems, kur jaunas šeimas gali susitikti. Kitas dalykas, turime tą puikią iniciatyvą dalyvavimo biudžetų, kur šiais metais dar prašysime tarybos galbūt didinti irgi finansavimą ir ten jau sugrupuoti truputį kitaip, kad daugiau galėtų aplikuoti irgi bendruomenių į tą programą. Tai ten būtent žmonės ir gali parodyti, ko jiems reikia ir patys balsuoti vieni už kitų pasiūlymus ir mes po to šitą įgyvendiname. Tai šitas priemonės dar bus irgi realizuotos. Na ir iš einamųjų strateginių planų mes irgi turime ir poilsiaviečių atnaujinimus ir visą kitą. Tai tikrai yra tokių, pavyzdžiui, paplūdimių įrengimo koncepcijos ir kiti dalykai, kurie jau ten rimtesni objektai arba piliakalnių atnaujinimai, tam Maišiagalai irgi šiais metais jau, manau, startuosim. Tai tie dalykai vyksta ir mūsų tikslas, kad, kaip ir minėjau, kiekviena seniūnija savo stambiausiose bent jau teritorijose turėtų tikrai to susibūrimo tokius taškus. Labai svarbi yra sveikatos sritis. Matome, kaip keičiasi Vilniaus rajono poliklinika, Nemenčinės poliklinika, kaip atrodo atnaujintos ambulatorijos, kaip yra stiprinamos gydytojo komandos. Kokios dar naujovės laukia sveikatos srityje šiais metais? Na, visų pirma, mums labai svarbu atnaujinti tą infrastruktūrą, kuri yra, kad jinai būtų patraukli ir gautume tų pacientų kaip klientų, kaip aš sakau, nes vėlgi nuo prisirašysių skaičius turime ir savo rezultatus atitinkamus. Na ir turime dvi poliklinikas, tai Vilniaus rajono poliklinika ir Nemenčinės poliklinika, jinai yra mažesnė pagal aptarnavimo teritoriją. Tai vadovai tikrai kompetentingai dirba ir stengiasi inovatoriškus sprendimus dėkti. Nemažai infrastruktūros projektų esam suplanavę atnaujinti šitas įstaigas, naujas statybas irgi, kas irgi pareikalaus atitinkamo dėmesio ir finansavimo. Mūsų dėmesys irgi nukreiptas į paslaugų plėtrą nutolusiose teritorijose arba vietoje, kur gyventojai gyvena, tarkim, ambulatorijos stiprinti, pritraukti personalą, naują inventorių, atremontuoti patalpas. Paskutinis objektas, kurio džiaugiamės, tai yra Mickūnų ambulatorija, kur ir vaistinė atėjo dabar. Man atrodo, kad žmonėms tikrai tai labai patinka. Visą tai mes vykdome, parašę sėkmingai projektą dėl sveikatos centro.
funkcinio pagrindo. Taip pat šiais metais startuos po Interrego projekto su partneriais iš Lenkijos laimėto mobiliosios paslaugos. Pažiūrėsim, kaip seksis jas įgyvendinti. Tai tikrai aš manau, kad tai bus gan sėkmingas projektas. Statistiką reikės pasižiūrėti. Na ir apart visų šitų dalykų labai svarbu yra investicija į žmonės. Tai vėlgi su žmonėmis dirba žmonės, tai yra gydytojai, personalas. Tai aš irgi kaip meras lūkesčius įstaigų vadovams esu nustatęs tokius, kad darbo užmokesčio politika turi būti labai konkurencinga, kad mes geriausius specialistus galėtume pas save pakviesti. Na ir džiaugiuosi, kad tikrai pagal tai jau matome, kad kylame Lietuvoje gan sparčiai į viršų. Jau, pavyzdžiui, rajonų poliklinika turbūt reikiuojasi kokiam 5-tuke pagal paskutinę statistiką geriausias atlyginimus mokančių įstaigų. Tai tikrai džiaugiamės ir matome, kad gydytojai vis žvalgosi, renkasi irgi ir visas personalas pasirinkti mūsų įstaigas ir ateiti teikti čia paslaugas. Kągi, tų darbų sąrašas ilgas, o kai visgi pavyksta rasti tą laisvą valandą, žinome, kad mėgstate ją skirti prasmingam turiniui. Kokią knygą šiuo metu skaitote, mere? Tai aš kaip ne vieną kartą esu minėjęs, aš daug ką skaitau, paskutiniais metais mane labai domina fantastika, bet prisipažinsiu, dabar paskutinį mėnesį nieko tokio ypatingo neskaičiau, viską esu truputį dėjęs į šoną. Vienintelė knyga, kurią paskutiniu metu buvau atsivertęs ir taip protarpį skaitau, tai žmonos man dovanota Šapokos Lietuvos istorija. Ten yra tokia iliustruota, labai graži knyga, ją vardinę galima padaryti, ten yra labai daug įdomių tokių faktų, tokie įdomiai skaitosi. Tu galėjai nuo vidurio atsiversti, perskaityti kažkokį įvykį ir tiesiog užvers po to, atsiversti nereikia ten tos tasos. Tai va, labai šiaip mokyklai mėgau istoriją, tai irgi kartais atsiversti ir kažką prisiminti arba kažką naujo sužinoti, labai smagu. Negaliu nepaklausti apie dar vieną šaltą pomėgį, tai maudynės ledinėme vandenyje, tai čia labiau sveikatai, ar tai valios treniruotė, ar noras ir būdas persikrauti? Na, man asmeniškai tai yra naujas užsiėmimas, visada iki vėlyvo rudens mėgau plaukti ežere, po to žiūriu, kad priprantu prie šalčio, na ir išbandžiau, dabar maudusi ir eketei. Tai čia kaip juokaujam, kad kai turi tokį puikų ežerą, kaip Gilos ežeras, čia pašoniai porą kilometrų, tai net turbūt gėda nenueiti ir neįsimaudyti arba ten praleisti laiką, nes tikrai smagu ir pasivaikščioti ir visus rajono gyventojus kviečiu, ten yra puikūs takai, o ir įsimaudyti galima išbandyti. Tai man tai yra labiau persikrovimas, iš tikrųjų toks ir streso sukelimas galbūt ir truputį mąstysenos sutvarkymas, tai man tai veikia labai neblogai. O apie sveikatą kalbant, tai nežinau, šiais metais irgi dar nesirgau nieko rimčio, bet nežinau, ar čia būtent tai įtakoja. Mere, koks yra vienas žodis, kurio norėtumėte, kad gyventojai apibūdintų Vilniaus rajoną metų pabaigoje? Pasitikėjimas. Na, dėl to, kad man labai svarbu visų pirma formuoti tą stiprų ryšį tarp vietos valdžios ir bendruomenės ir be pasitikėjimo aš manau, kad mes negalime gyventi ir jokių kitų darbų. Ačiū labai, ačiū už pokalbį. Kągi, nusimato darbingi ir pokyčių kupini metai, tai kviečiame sekti mūsų darbus, įsitraukti į diskusijas ir teikti savo idėjas. Ačiū, kad žiūrėjote Vilniaus rajono savivaldybės tinklalaidę Arti tavęs. Viso gero.